pardavimo klaidos internete. Kas jūsų manimų geriau parsiduoda? Kiekis ar kokybė? Ką matome paveikslėlyje? Tai plaktukas, ruletė, replės. Bendras jų pavadinimas yra instrumentai. O čia matome sudėtingesnius instrumentus. Ir juos visus kartu sieja tai, jog jie yra atpažįstami. Na, o čia galime palyginti betvarkę instrumentuose ir tvarką. Kad būtų aiškiau, kalbu apie interneto svetaines ir informacijos pateikimo įrankius. Kaip manote, kokie skirtumai ir kokie panašumai sieja šiuos du paveikslėlius? Žinoma, betvarkė tai aiškiai suvokiamas skirtumas. Na, o panašumas tai, jog abu paveikslėliai yra perkrauti. Šio palyginimo svarbumas yra tai, jog pasirinkimas nėra naudingas pelnui. Aiški ir patraukli viena prekė ar paslauga lengviau parsiduoda. Kodėl? Todėl, kad pirkėjas turi daug problemų ir pasirinkimo stresas yra dar viena problema. Sėkmingiausi pardavimai yra, kai daugeliui problemų siūlomas vienas sprendimas. Visi puikiai žinome, kad realiame pasaulyje tokių sprendimų nėra. Todėl suraskite vieną aiškiai apibrėžtą problemą ir siūlykite tos problemos vieną aiškų sprendimą. Taigi, išvada yra tokia, jog išskyrus aiškią problemą, jūs surandate aiškų raktažodį, kuris pritrauks jūsų pirkėją į jūsų paslaugą.